Nu ką, Šiaulių jūra, keliaujam link salos. Bandysim paieškoti karšių. Šiaip ne taip kubą pasistatėm vidury prie salos ant Šiaulių jūros. Einam gręžti eketės. Neįsitampė medialiai, bet turėtų būt gerai. Ką dedam į gylio pusę, turbūt eketėlės, išsiplatinam ir pradėsim šerti. Ledas storas. Ką bandom šalia antrą. Ir paskui išsikirsim, kad būtų plati. Taip, pasidarom skilučių. Čia eketėlė platinta kampe per vidurį krašte. Nu jau kaip beveik įsikurta. Darysimės užšėrimą, pradžiai su jauku, paskui su gyvais. Pasikursim šildytuvą ir pradėsim. Gylis 9,1. Diperiuko žuvies nerodo. Darysimės užšėrimą ir žiūrėsim, ar ateis žuvytė ar ne. Duosim tokią šeriklėlę ir tokią meškerėlę. Nuo pašariuko lygiai prisidėjom. Užsidarom. Ir važiuojam į dugną. Meškerytė biški. Kažko užšalęs valiukas iš pano žvejybos, bet nieko, įsivažiuoja. Dyperis rodo, kaip leidžias gražiai. Dabar šersim ant pačio dugno kol kas. Dugnas. Vieną kartą ir kad užtikrint antrą kartą. Ir dabar 8 šeriklytės duosim su jauku per vidurį. Ir paskui porą su gyvais, su dzikeliu. Labai įdomiai dujos dega, dabar karpysimės gyvus. 8 šeriklytės padavėm jau. Nu va, gyvų tik tais tiek, pusę litro šį kartą. Blogai, kad gyvi nėra visai nusijoti, bet bandysim susikarpyti. Nu ką, susikarpom. Reikėtų kuo švaresnių, kad kuo mažiau būtų šitų visų šiukšlyčių, tada bus daug geriau. Stengiamės kuo smulkiau, kad nerastų, jeigu ateis karšelis stambesnių gabalų. Aišku, vienas kitas bus, bet čia jau neišvengsim. Su žirklėm reikia blenderio. Jauka. Pasisėmėm dar vieną. Tai ar temperatūra netokia šalta čia, kaip ant Kauno marių, tai ganėtinai karšta, net striukę turbūt reiks nusimauti. Šildytuvą biškį primažino, nes labai karšta pasidarė. Nu, ir paduosim porą tokių, dvi šeriklytės per vidurį tik šeriam kol kas. Ekečių nešersiu, kur gaudysiu, o paskui žiūrėsime eigoj. Nu, į košytę, panašiai tiek košytės ir uždarysim jauku. Taip, lygiai gražiai. Kuo geriau užsidarytų, kuo mažiau pamestumėm iki dugno. Važiuojam. Sekančią šeriklytę. Vėl pilnai gyvų. Spaudžiam su pašaru. Užsidarom, kaip visada. Ir važiuojam.
Kol kas prognozės liūdnos, labai liūdnos, visai žuvies nerodo. Pirmą kartą šitam telkiniai, nieko neaišku, šiek tiek informacijos pasakė maždaug kur ieškot. Ant didesnio gylio ekečių buvo prigręžta, kažkas ieškojo, bet kažin rado. Aišku, aš ant 18 metrų tikrai nežadu gaudyti, nes nežinau ten, nebent pusiau, ta prasme, jeigu 18 metrų, kokiuose 9 metruose laikyti, bet tada kaip su šėrimu klausimas, nu pabandysim šį kartą ties 9 metrais. Matysim, kas čia gausis mum, ar bus prisivilęs pirmas blynas ant Šiaulių jūros ar ne. Gal bus naujoko sėkmė ir labai gražiai seksis. Planuoju apie 5 valandas pagaudyti, matysim. Dar porą šerklyčių su gyvais paduosim. Bendrai 5 bus ir mėsimės meškerytės. Ko ant pirmos bandysim matiliukų užsidėti. Sakyčiau, pradžiai 3 matiliukus tik tais. Tokias paplūdytės naudosim, o toros vėl švinukai ir kabliukas paprastai. Pavažiuojam į dugną dabar. Dabar aišku užtruksiu, kol nusileisiu iki apačios, iki 9 metrų. Bet tai čia pradžiai, paskui niekas jau nebematuoja. Pirma plūdytė stovi, eisim mest antrą. Ant antros naudosim 3 dzikelius pradžiai pažiūrėti. Dabar reikės pažiūrėti, ar ateis žuvytė ir atrinkti masaliuką, ant kurio kimba. Sistemėlė irgi ta pati, važiuojam į dugną. Va čia plūdelė, viena, ten antra. Dabar per vidurį dar vieną užsimės. Ant trečios meškerytės 4 pinkutės. Nu va, viskas paruošta, viskas užmesta, 3 meškerytės, tai dzikeliai, pinkutės, matiliukai. Laukiam. Apie kokį 15-20 minučių žiūrėsim, kas daros. Arba kažką bandysim kombinuoti, keisti ant kablio, arba dasišerinėsim eketes, kur gaudom. Randamės ant Šiaulių jūros, ant gylio prie salos. Bandysim pagauti karšį. Šėrimus pasidarėm, matysit, kaip vyko šėrimas. O mes panašiai pavakarosim iki 9 valandų vakaro. Ir pažiūrėsim, ar jau įmanoma čia pagauti karšį. Pašariukas štai čia. Fish Dreamo Black Caramel, arachisas ir Maver sausa aroma Big Fishas. Gyvų pinkučių. Turim normaliai, matiliuko, šiek tiek dar dzikelio pakarpimui, iš tikrųjų labai gražus dzikelis pas Ruslaną Šiauliuose. Jeigu kam reikia ir kainos geras, rekomenduoju. Čia dedasi ledukas, reikia pašalinti jį, vidurinės kažkaip nešalo. Kraštinukė irgi bando užšalt. Dujos irgi gerai darniuoja. Prisuki šaltą, atsuki va tokie, o nesąmonė. Nu, svarbu neužsidegti. Nu, ką žinot, žuvies visiškai nėra, tuščia. Nežinau, arba bloga vieta, arba jį dar neatėjo, nes dar tik apie pusvalandį gaudau. 17:35. Ramuma.
Niekas nejudina, diperiukas nieko nerodo, dešiniai irgi nieko, kairė irgi nieko. Laukiam toliau. Kažkas bando vykti ant kraštinės. Plūdeliai nėrus kažkiek tai. Kas čia dabar vyksta? Kažkas vyksta. Valas neprišalęs. Na, žiūrėsim, kas čia bus. Įdomiai, įdomiai. O. Nu, reiktų pažiūrėti, kažkas kabo. Kas čia kabo? Pūkis kabo. Ponas Pūkis kabo, jo. Nu jo. Pirma naktinė žuvis. Pūkis, nuplauk. Nes nenori pabėgti. Nu, pirma žuvis šiokia tokia yra. Dabar 8 matiliukai. 8 matiliukai. Žiūrėsim. Gal ateis didesnis, bet ne Pūkis. Blemba. Žiūriu, tik nardina pabiški, nardina. Nu, sakau, čia kažkoks labai keistas kibimas. Paukšt. Ir ponas Pūkis dzongina. Matylių, standartiškai. Kaip ant fideriukų, taip ir žiemą būna. Ką, užsimetim, išsivalysiu ledukus ir lauksim. Nu ką, keisim taktiką, nieko nebus. Įmam gyvų pinkų į jauką. Nu, panašiai porą saujyčių paduosim. Nes kol kas tai liūdna. Labai liūdna. Niekas čia nekimba. Vienas Pūkis užkibo. Pusė šeryklos gyvų. Uždarysim jaukų. Pabandysim dasišert. Tokį didesnį dašerimą gal neprieina. Gal ten nieko nesimatom to dugno. Tie mazgai tai biški negerai. Tai šeriminiai, kad čia pasidarė, bet persirišim. Dabar žiūrim. O, dabar gerai važiuoja. Opa. Biškai aukščiau negu dugnas. Šersim. Panašiai pusę metro nuo dugno. Darysim visada šerimą. O labai gražiai piečia diperiukas mūsų visą užšerimą. Aišku, nuo viršaus dar dalis pabyra. Čia to dalyko neišvengsim. O diperiukas, galima ir be diperiuką, tiesiog atsimatavai pradžioje užsišėriai, pasidarė klipsiuką, užsikėlė biškį, kad į dugną nebilstaltum ir dašerinėjai. Turint tokias technologijas kaip diperį ar kitą echolotą yra daug paprasčiau. Vieną kartą, kaip visada, antrą kartą bumt. Tai pašerim. Nu, o kas vėl ant kraštinės vyksta ant matyliaus? Plūdelė prinėrus. O. Kas čia įdomiai taip vis vyksta? Nieko čia nėra. Kažkas bandė, gal prasnaudėm. Nu, žiūrėsim, kas čia vis vyksta. Ant matiliuko, jeigu toliau tas veiksmas ir ne Pūkiai tik tais, nu, ne pūgžliukai, tada dėsim matiliuką ant visų. Nu ką, reikia pasikeisti masaliuką. Ant pinkučių nieks nenori kipti. Dėsim matylių. Pabandysim gal priverti, nežinau, gal arba daug, arba visai nedaug. Ir žiūrėsim, kas čia gausis.
šilnukas laisvesnis buvo, negerai prie kablio. Per pačią galvytę reiktų pabandyti. Parankė, tai aišku, tas matiliukas labai smulkus, vienas kitas stambesnis. Nu, gal pabandysim čia tokį mažesnį masaliuką, keturis va matiliukus per galą. Ir ką, važiuojam į taškelį. Kraštinę irgi turbūt ant matyliaus pasikeisim, tai gal uždarysim vienu dzikeliu arba pinkutę. Nes ant dzikelių visiškai jokio judesio, ant pinkučių irgi. O ant matyliuko kažkokių būna tokių keistų kibimukų. Vieną prasnaučiu, ant vieno pūkis buvo. Jeigu yra pūkis, ateis ir karšis, nes pūkis karšį vedlys. Nu, kraštinė irgi pasikeičia masaliuką. Nu, va, 6 matiliukai per vidurį ir miręs dzikelis. Metam į kraščiuką, į eketę. Šalo, aišku, viskas čia mums. Eketėlės pabiški, bet prasivalom ir toliau viskas. Viskas gerai, bet galiu pasakyti, kad sunkiai. Arba čia naktį nekimba, arba bloga vieta, arba, nu net nežinau, bet čia tiek ekėčių gręžta iš tikrųjų ant to gylio, ar čia šamų ieškojo, ar karšių bandė, bet kol kas nieko, aišku, darbo dieną. Nieko galima ir nenorėt, kad būtų labai daug žvejų. Arčiau krantus smulkesnius tokius karšelius gaudė turbūt iki 100 tam gramų, 200, bet nu, manęs tai nelabai domina tokie. Nu ką, ledukas vėl užšalo. Išsivalom tas ledukus. Ant visų skirtingi masaliukai sudėti. Čia per vidurį 6 matiliukai su dzikeliu. Čia už galo 6. Tiksliau čia ne 6, čia 3. O ten 8 kažkur iš galo uždėti dabar jau ir irgi nieks nejudina, nieks nekimba. Ledukai tik šala. Laukimas. Tai nebando vėjas nugriaut. Bet, nu, jam kol kas nesiseka. Buvom pasidarę dar vieną užšėrimą. Dar vat to šariuko turim. Atrodo štai taip. Dabar jau šiek tiek pradžiūvęs. Jeigu reikės, pasidrėkinsim. Ir lieka tik tais laukimas. Ir bandymas kažko ieškoti. Nu va, žuvytės visiškai nerodo, tuščia. Baisu. Niekas net plaukia. Lieka bandyti laukti. Šerti kaip ir neapsimoka, nes jau šėrimų padarėm normaliai ir šėrimą, ir peršėrimą. Ir žuvytė nepasirodė, nu tai lieka tik laukti. Nu ką galiu pasakyti. Nieko gero nesigauna naktį. Ir vieną masaliuką, ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą, ir penktą bandžiau. Visų nerodžiau. Bet kaip žuvytės nėra, taip nėra. Ir dzikelį bandžiau karpyti, ir pinkutę, ir matylių gyvą, ir karpytą, ir nuo viršaus eketės paleisti gyvų masaliukų šiek tiek, kad toks vaizdas atrodytų, kad kažkas vis krenta ir vis tiek nieko. Ko balionas užblūdijo, bando sudegti visą palapinę, bet užtat šilta, nešalta, galima sėdėti ir pamaikę. Gal eketės nešals užtat? Ne, primažinsim ugnį, čia, kad nebūtų gaisro paskui.
Paskui sudegs ir visa palapinė, bet iškart šiluma. Nu ką, ragas tuščia, realiai visiškai tuščia. Renkam daiktus, pakuojamės, aptarėm žvejybą, tai vyksim namo. Nu ką, žvejyba baigta, Bubių tvenkiny arba Šiaulių jūroj. Vieną pukžliuką tik pagavau, matiliuką daviau šiek tiek ir iš viršaus, ir perkirpto, ir su šeriklėlė į dugną, ir virš dugno, ir dzikelių, ir pinkučių karpytų, ir gyvų. Netgi užsiskandinę šiek tiek buvau, arba jos tiesiog numirė, nenuskendo taip greit, nes vanduo labai šaltas. Nu, yra kaip yra. Vienas tik pukžliukas pagautas. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Laidelė tokia informatyvi, kad naktį kol kas nekimba čia. Arba vieta bloga išsirinkta. Gylis 9 metrai, šalia 21, kiek žiūrėjau su dyperiu gylio. Metrų čia šiek tiek toliau 100 metrų spinduliu. Tai būtinai paspauskit like, kas dar nesuskraibina, suskraibinkit, pakomentuokit, kas geriau žino šitą telkinį, parašykit, o mes susitiksime kitose laidose. Tai ačiū, kad žiūrėjot.